gauti. Matveju kaip ir laimėjo jisai šitą turnyrą netyčia, jisai atspėjo mano burtą, tai jam čia toks gavosi kaip free rollas, tai man atrodo jisai labai čia linksmai alaus nusipirkęs Kaune savo sėdį ir pramogauja, tai ir nepyksiai praloš. Būtų tribetinę su tūzu savo, visai, manau, kiek tribetino mane, tai aš nebijoju, kad jisai vėl tribetintų gavęs tūzą, todėl mes galim drąsiai betinti, jeigu Collins, betinsim turną, čia kitų variantų nėra. Jeigu permuš, tai turi draw ir blogai viskas. Echtais, na gerai, turi draw. Mes kaip ir prieš draw favoritai esam, bet aš manau, kad turiu pranašumą biškį didesnį, jeigu aš dabar čia prieš draw neflipinsiu. Nes jeigu ir turi draw, sakykim, turiu 50% laimėjimą, bet tiek to šį kartą. Aš manau, kad prieš flopą ir po flopą gal biškį daugiau išnaudosiu savo pranašumą ir nesigailėsiu po to. 80 offsuit, puikiai korta. Galėsim išmest. Aš tai pranašumą bijodamas atiduot, to pats nebeturėsiu jo. Reikia, aišku, nors norisi išlaukti nors kažko panašiau negu 8-4 offsuit. Jisai, manau, nebijos tikrai pinigų sumest, o mes komitinti labai greit save galim. O, dar kažką atiduoda gerai. Reizinam daugiau, dabar iki 91 kartą per žaidimą, gal šiek tiek daugiau pagarbos bus. 50, ne ką geriau negu 4-8. Netinka nei flopą žiūrėti, nei tribetint. Na, čia bent konektorius. Vėl tribetinam daugiau, kad jisai biškį išsigastų. Čekuosim greičiausiai paskui, turim showdown value, galim nesąmonės nupirkti. Pažiūrėsim, ką jisai darys. Jeigu čekuos, gal pasiduoda, jeigu betinus teks išmest, nes prieš tai pasidavinėdamas vis laik čekavo, tai kažkaip reikia tikėti, kad, na, galim ir betinti, jeigu jis neturi nieko, tiesiog pasimkim dabar, nes nupirks paskui belekan riverio ir paskui atims banką mažiuką, bet atims vėl reiziną. Reiktų tribetinti, bet nors vienos aukštos kortos, tada sumažina šansų, kad jisai aukštų turi ir tada biškiai veiksmingiau. O kai turi 7-2, tai tribetas toksai pasidaro, kaip ir yra pasidaro, bet nu, su šitą net smagiau būtų tribetinti. Karaliuką turi, jau pasimažiau šansų, kad yra. Čia gal min reizinkim. Mažiau šansų, kad pas jį yra ir tada jau, pavyzdžiui, dabar vėl tribetinsim. Ta prasme, nesikomitinsim, nes aš nemanau, kad čia labai verta, jeigu jisai all-in varys, išmesim, bet manau, daug šansų, kad jisai tiesiog foldins, o ne. Dabar skaičiuoju otsus. Bet nemanau, kad kolinsim. Tuo labiau, kaip sakiau, aš tribetinu mažai, jisai man pagarbos turi duoti ir greičiausiai šiuo atveju turi 5-6, su kuriais mes otsų kaip ir neturim kovot. Nieko, dar nepralašim. Atsiprašom. Dama 6, reik flopo. Flopo nėra, gal ir neblogai. Vėl tribetinsim, dabar antrą kartą tikrai žino, kad ne. O, kas čia per nauja strategija. Reizinam. Jau limpinam burblo, tai labai silpnos kortos, neabejoju, kad čia bet kas taip darytų, nėra čia ko. Prasidės visokie limpinimai. Aš tik galvoju, kad studijos kokiais galima būtų limpinti, ar karaliais, nes praktiškai visi, ką tik reizinom ir išmetėm ir visai tribetinam mes išmetėm, dabar galvos, kad tikrai neblefuosiu. Aš net nemanau, kad čia taip, nebent vėl gavo tūzą damą, tada kitas variantas, bet taip, tai biškiai atsistatė savo steką, jam dabar blefuoti nėra ko, biškiai gavo šaškių daugiau pažaist, visus pinigus sumest pralošti būtų jam nemalonu, todėl į naudą šitą suveikia visas. Dešimtukai min reizinamis, tribetint mėgsta, turim šansą, kad vėl kažką tokio sugalvos, sustumsim pinigus, laimėsim, trečias raundas bus, gal pagaliau prieš Darių sužaisiu. Darių laimi, dar žaidi, Darius irgi ten kažką smaugia, gal laimės į trečią raundą išeis. Na, jam šaškių kaip ir nedaug lieka, bet jeigu jis ten turi tūzą 2 ar tūzą 3 kažkokią tokią silpnesnę kortą, irgi nusimest praktiškai dar variantas. Gamblint galima, bet dar dabar, sakykime, turi kiek iš čia kokią. Kiek čia tų big blindų gaunasi? 12, na dar galima žaisti. Kada ten tie blindai kyla, karalius 9, reizinam, pinigus sustumsim, dabar kadangi jau šarsakas kažkoks pasidarė, jau tikrai nevengsim sustumti pinigus, jeigu ten turėsim geresnę kažkokią, pavyzdžiui, tokią kortą, nėra ko bijot. Dar čia sugeba išmest, blindus vogiam, o reikia ketvertuko. Yra ketvertukas ir čirvų žmogus neturi, viskas. Ką padarysim, nepyk, labai geras turnyras, labai smagus žaidimas tavo, bet šį kartą ne tavo, kitą kartą žaisk.
Antras raundas vėlgi įveiktas, problemų, kaip matote, nėra. Matvajus džiaugiasi, viskas smagu. Iki kito turnyro, Matvajau, o mes susitiksime trečiam raunde.